Dar kartą sveiki. Esu aš Tautvydas Burneika, Utenos filialo vadovas. Kartu su manimi yra prisijungus ir Utenos filialo ekspertė Ramunė Vaškelienė. Ir mes šiandien pristatysime ekologiškų naminių paukščių auginimo reikalavimus ir dažniausiai pasitaikančius neatitikimus. Taip pat aš pristatysiu ir jūs supažindinsiu su pastarųjų metų Ekoagros veikla ir sertifikavimo rezultatais bei tendencijomis. Seminaras užtruks maždaug apie gal 45 minutės, gal šiek tiek ilgiau, tai kas planuojat laiko, tai galite tą pasižymėti. Taip, dar ką norėčiau pasakyti, kad mūsų darbo patirtis su Ramunė yra labai panaši. Jį pradėjo keliom gal dienom anksčiau negu aš, nors ne mes tą pačią dieną. Tai mūsų darbo patirtis yra jau 21 metai, tai pakankamai turim žinių ir kompetencijų atsakyti jūsų keliamus klausimus, kuriuos galėsite pateikti pakėlę ranką arba parašyti raštu į pokalbį. O seminaro pabaigoje atsakysim į tos klausimų žodžių, jeigu tokių bus. Taip, tai dabar dar galėtume apžvelgti sekančią skaidrę ir seminaro patį planą. Tai paprašysiu Ramunės, kad perjungtų sekančią skaidrę. Taip, tai mokymų mūsų planas toks. Tai kaip jau trumpai pristačiau, kad pristatysiu aš ekologinės gamybos veiklą Lietuvoje. Ramunė detaliai pristatys naminių ekologiškų paukščių auginimo reikalavimus, pristatys, kokie dažniausiai būna neatitikimai auginant naminius paukščius. Ir pabaiga, kaip minėjau, atsakysim į jūsų klausimus, jeigu tokių jūs mums užduosite. Taip, dabar apie viešą įstaigą Ekoagros. Tai viešoji įstaiga Ekoagros, kurią Lietuvos Respublikos vyriausybė paskyrė atlikti ekologinės gamybos sertifikavimo ir kontrolės funkcijas. Ekoagros yra vienintelė ekologinės gamybos sertifikavimo įstaiga Lietuvoje. Mes sertifikuojame viešojo maitinimo įstaigas, taip pat sertifikuojame pagal nacionalinės taisyklės nacionalinę kokybės ir nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą gaminamus maisto produktus. Atliekame dar patikras ir pagal privačius užsienio šalių standartus. Taip pat ekologinės gamybos sertifikavimas pagal Jungtinės Amerikos valstijų žemės ūkio departamento ekologijos programą. Viena iš funkcijų yra eksporto skatinimas, parodų organizavimas ir intervenciniai pirkimai, tai šios funkcijas atlieka Vilniaus filialas. Na ir aišku, kaip ir šiandien atliekama švietėjiška veikla, tai rengiame įvairius seminarus, mokymus susijusius su ekologiškų produktų gamyba ir sertifikavimu. Sertifikuojant ekologinės gamybos veiklas mes vadovaujamės ES reglamentais, nacionalinės teisės aktais. Tai norėčiau priminti, kad mes nesame teisės aktų leidėjas ir tokiu būdu yra užtikrinamas pamatinio efektyvios kontrolės principo įgyvendinimas. Teisės aktų reikalavimus nustatančios ir jų laikymasi prižiūrinčios institucijos yra skirtingos. Taip, dabar mes esam nepelno siekianti organizacija ir mūsų išlaiko ūkininkai, mokėdami mokesčius už sertifikavimo paslaugas. Tai iš tų pajamų mes tik tais išlaikom ir teikiam sertifikavimo paslaugas ir nesiekiam pelno. Taip pat noriu informuoti, kad įstaigoje yra įvairių vidinių tvarkų, dokumentų, procedūrų, kurios užtikrina mūsų darbo kokybę, efektyvumą ir nešališkumą. Taip kaip mes vertiname ekologišką gamybą vykdančių subjektų veiklą, analogiškai ir mus vertina reguliariai, tai vieni iš vertintų yra Europos komisija, taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos centralizuoto audito skyrius, nacionalinė mokėjimo agentūra, nacionalinis akreditacijos biuras ir kitos finansinio audito įmonės. Pagal
25 metais atlikta anoniminė klientų apklausa, tai įstaigos paslaugų kokybė labai gerai vertina maždaug 88% apklaustųjų, o darbuotojų profesionalumą labai gerai vertina maždaug 93% respondentų, kas yra dideli skaičiai kontrolės institucijai, kuri atlieka kontrolę. Taip, dabar šitoje skaidrėje matote ekologiškų ūkių ir plotų kitimą nuo 24 metų iki 26 metų. Tai viršutinė kreivė rodo veiklos vykdytojų skaičių, kuris daugelį atvejų kyla ir ten eilę metų šiek tiek nežymiai buvo ir sumažėjimai, bet pagrindinė žiūrima tendencija nuo 2004 iki dabar, tai pakilimas yra praktiškai per 2000 veiklos vykdytojų. Plotas irgi buvo pradėta tada skaičiuoti maždaug nuo 43 000 hektarų ir pernai buvo sertifikuotas rekordiniai plotai, tai yra 291 000 hektaras ir čia yra tas plotas su tvenkiniais, o veiklos vykdytojų skaičius 3197 yra su irgi akvakultūrą sertifikuojančiais veiklos vykdytojais, taip pat ir tvarkybą sertifikuojančiais veiklos vykdytojais. Jeigu pažiūrint detaliau į 25 ir 23, 24 metų sertifikavimo rezultatus, tai kalbant grinai apie žemės ūkio naudmenų plotus, kuriuos mes sertifikavom, tai buvo 285 000 maždaug hektarų su trupučiu ir tas plotas lyginant su 24 metais didėjo maždaug 14%. Veiklos vykdytojų skaičius čia, kaip jau matote, šiek tiek mažesnis negu praeitame grafike, tai čia yra pateiktas skaičius tik tais žemės ūkio veiklą vykdantis veiklos vykdytojai ir iš šitų veiklos vykdytojų ekologinė gyvulininkystė užsiema buvo pernai sertifikuota 1402 veiklos vykdytojai, kas sudaro maždaug 45% nuo visų. Ir kaip galima stebėti, šiek tiek yra nedidelis mažėjimas gyvulininkystės sertifikuojančių veiklos vykdytojų. Tai populiaresnė vis tiek yra augalininkystė, tikriausiai žmonėms yra lengviau. Šitai skaidrėje didelių pakitimų nefiksuojame jau eilę metų ir čia populiariausia kultūra, kaip matote, yra daugiametė žolės, kuri užima maždaug 43% nuo viso sertifikuoto ploto. Antroje vietoje daugiausiai augina veiklos vykdytojai varpinius javus, tada žemėjančių tvarka yra ankštiniai javai, ankštinių ir varpinių javų mišiniai ir tada jau ten smulkinasi iki smulkių, kur ten yra tvenkiniai, uoginiai, sodai, daržovės, įvairūs aromatiniai, prieskoniniai augalai ir taip toliau. Tai jeigu žiūrint į gyvulininkystės sertifikavimo rezultatus, tai 25 metais būtent paukštininkystės, ne gyvulininkystės, apie mūsų temą, kas susiję, tai 25 metais buvo tam tikrų paukščių grupių didėjimas. Pernai buvo sertifikuota 28 veiklos vykdytojai užsiimantis paukštininkystę, 24 metais tų ūkių buvo 20. Tai yra šioks toks ūkių padidėjimas ir tas gal atsispindi šiek tiek ir skaičiais, bet tik norėčiau paminėti, kad tie skaičiai ne visada tą tiesą sako, nes, kaip žinot, naminiai paukščiai yra trumpaamžiai gyvūnai ir ne visada jie visos vištos, mėsiniai viščiukai ir kiti paukščiai papuola į ataskaitas, taip kad jeigu ten mėsinį viščiuką augina maždaug ten 3 mėnesius, tai kartais gaunasi, kad jis į ataskaitą nepapuola, nes šitie skaičiai yra iš protokolų, kas buvo užfiksuota tikrinimo metu ir kas yra sertifikuota nutarimo išrašuose. Tai gali būti dar, kad ar anksčiau, ar po patikrinimo veiklos vykdytas dar buvo užauginęs kažkokią partiją naminių paukščių, kuri čia neatsispindi. Taip, tai dabar sekančiai skaidriai jau perduosiu žodį Ramūnei ekspertai, kuri pristatys detaliai reikalavimus nusakančius ir teisės aktus pristatys, kurie nusako naminių paukščių
ekologinės gamybos sertifikavimą. Tai Ramunė, tada tau žodis. Labą dieną dar kartą noriu. Ir noriu visiems pasakyti, kad šios dienos tema yra ekologinių paukščių sertifikavimas ir kokie yra svarbiausios nuostatos vykdant šią gamybą ir norint sertifikuoti. Tai svarbiausias dokumentas nustatantis Lietuvoje ekologinės gamybos reikalavimus yra ir ES tuo pačiu. Yra Europos parlamento ir tarybos reglamentas 18 metų 848, kuriuo nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės reglamentuojančios ekologinę gamybą. Taip pat nustatomos nuostatos nuorodoms į ekologinę gamybą, ženklinant, reklamuojant produktus, kontrolę reglamentuojančios taisyklės ir šiuo metu yra galiojanti jo konsoliduota versija patvirtinta 5 metų kovo 25 dieną. Vykdant gamybą reikalingi papildomi dokumentai nustatantis konkrečias veiklas. Europos komisija yra priėmusi deleguotosius ir įgyvendinamuosius teisės aktus, nurodančių šio pagrindinio reglamento nuostatas. Tai vienas iš kurių susijęs irgi su paukštininkystės sertifikavimu yra reglamentas 20 metų 464, kuriame yra nurodytos ir paukščių laikymo taisyklės ir pagrindiniai reikalavimai vykdant šią gamybą ir jos sertifikavimą. Taip pat Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija yra patvirtinusi ekologinės gamybos taisyklės, kuriuose yra nustatytos reglamento įgyvendinimo nuostatos. Suvestinė redakcija yra šiuo metu 5 metų, aišku, kasmet yra keitimai vykdomi ir reikalavimai pildomi, paskutiniai keitimai kol kas nesusiję yra su paukščių sertifikavimo nuostatų pakeitimu. Taip, pabėgom. Svarbiausia nuostata, kad ekologinės gamybos ūkyje visos tiek sertifikuojamos, tiek nesertifikuojamos gyvūnų rūšys turi būti atskirtos. Jeigu sertifikuojami vištiniai paukščiai, tiek vištos dedeklės, tiek mėsiniai paukščiai, turi būti sertifikuojama visa rūšis. Tas pats liečia ir kitų naminių paukščių sertifikavimo reikalavimus. Tai valda gali būti padalijama į aiškiai ir veiksmingai atskirtus ekologinės gamybos, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio ir neekologiniai gamybai skirtus gamybos vienetus, jei auginami skirtingų rūšių gyvūnai. Ir matote nuotraukose, kaip turėtų būti laikomi skirtingų rūšių gyvūnai. Norėčiau trumpai peržiūrėti techninius reikalavimus, kurie taikomi paukščių laikymo patalpoms. Kadangi pradedant sertifikuoti ekologinę paukštininkystę, labai svarbu žinoti, kokios reikalingos patalpos, išmatavimai, tankumai gyvūnų ir todėl pradėsime nuo šitos dalies. Ir matome pagrindinius apibrėžimus ir terminus. Paukštynė tai yra stacionarus arba kilnojamas naminių paukščių pulkams skirtas pastatas, kuris apima visus stogais dengtus plotus, įskaitant stoginę. Paukštynė gali būti taip pat suskirstyta į atskiras dalis, iš kurių kiekviena yra skirta kiekvienam pulkui. Vienas iš tokių pagrindinių reikalavimų, kad paukštynė turėtų išėjimą į lauką ir taikomi išmatavimai kiekvienos paukštydės landų ilgiai paukštydės plotui yra 100 kvadratinių metrų, turi būti skirta ne mažiau kaip 4 metrai landos ilgio. Paukštydės su stoginėmis išorinėse sienose tarp uždarų paukštydės patalpų ir tarp stoginės taip pat turi būti įrengtos landos, jų plotas išėjimui yra ne mažiau kaip 2 metrai. Stoginės gali būti izoliuotos pilnai arba jos gali būti įrengtos iš tinklo sienų. Jeigu išėjimui landos yra aukščiau negu paukštydės grindų lygis, tada gali būti įrengiamos specialios rampos paukščiam išeiti į lauką.
Taip pat iš stoginės į lauko aikšteles išėjimui taikomas tas pats išmatavimas ne mažiau kaip 4 metrai ilgio. Tai paukštidžių patalpos gali būti padalintos į atskiras dalis, kuriuose gali būti įkurdinti keli pulkai. Dalys atskiriamos taip, kad nebūtų sąlyčio su kitais pulkais ir kad skirtingiems pulkams priklausantis paukščiai paukštidėje negalėtų susimaišyti. Laikant pulkus taikomi didžiausi reikalavimai didžiausiam pulko dydžiui. Jeigu laikomi tėviniai vištiniai galus rūšies paukščiai, tai kurie naudojami kiaušinių gamybai, iš kurių bus perinami viščiukai, tai tėvinio pulko dydis nedaugiau kaip 3000 paukščių viename pulke ir vienoje sekcijoje, vištaičių iki 10 000, mėsiniam penimiem galus vištiniams paukščiam 4800. Kam bus įdomu, va čia galite matyti ir nustatytus pulko dydžius atskirom kitom paukščių rūšim - kalakutam, žąsim, Pekino antims, tiek gaigalams, tiek pačioms antims, perlinėms vištoms. Yra reglamente nustatyti pulkų dydžiai. Penimiems naminiams paukščiams išskyrus galus, vištinius naminius paukščius, skirtos perskirimo dalys ir pertvaros turi būti visiškai atskirtos viena nuo kitos. Tėviniams galus paukščiams, vištoms dedeklėms, vištaitėms, gaidžiukams ir penimiems naminiams paukščiams skirtos dalys atskiriamos tvirtomis pertvaromis, pusiau uždaromis arba tinklais ir tinkleliais. Paukštidėse gali būti naudojamos ir daugiaaukštės sistemos, tačiau jos naudojamos tik tėvinių rūšių galus paukščiams, vištoms dedeklėms, vištaitėms, auginamoms kiaušiniams dėti ar vištaitėms, iš kurių auginami tėviniai paukščiai ir gaidžiukai. Daugiaaukštės sistemas gali sudaryti ne daugiau kaip 3 aukštai naudingo ploto, įskaitant ir pirmą nuo žemės esantį aukštą. Ir tuose sistemose auginimo paukščiai turi būti lengvai patikrinami ir apžiūrimi. Daugiaaukštės sistemos taip įrengiamos, kad paukščiai galėtų laisvai judėti ir lengvai patekti į skirtingus aukštus arba į tarpinius plotus bei diendaržius. Viršutiniai aukštai rengiami taip, kad ant apatiniuose aukštuose esančių paukščių nebyrėtų mėšlas, juose įrengiama veiksminga mėšlo šalinimo sistema. Nuotraukoje matote bent 5 aukštų paukštydę. Tai vat šitas taikoma išimtis daugiaaukštėms paukštydėms, kad jeigu jie iki 18 metų atitiko anksčiau galiojusių reglamentų 834 ir 889 reikalavimus, jiems modernizuoti paukštydės leidžiama iki 30 metų sausio 1 dienos. Taip pat paukščiai gali būti laikomi ir kilnojamose paukštydėse su sąlyga, kad per visą auginimo ciklą jos būtų reguliariai perkeliamos, siekiant užtikrinti, kad paukščiai gautų pakankamai augmenijos arba jau bent prieš kiekvieną naują paukščių partiją. Tai va, trumpai apžvelgėme sistemas paukščių laikymo. Dabar kokie reikalavimai yra keliami paukštydėms? Visi paukščiai turi turėti galimybę laisvai patekti į diendaržius per landas, kurios yra paukščiams tinkamo dydžio, ir bendras jų ilgis yra nemažesnis kaip 4 metrai 100 metrų kvadratinio metro pastato naudingo ploto. Paukščiai turi turėti galimybę pasiekti landas be jokių kliučių. Paukštydėse įrengiamos laktos arba pakeltos tupyklos, kurios paukščiams prieinamos nuo ankstyvo amžiaus, jų matmenys ir proporcijos atitinka reglamento 464 pirmame priede 4 dalyje nurodytą būrio ir paukščio dydį. Šiame reglamente nurodyti visų paukščių sertifikuojamų auginimo reikalavimai, nustatant tankumą ir patalpų reikalaujamas patalpas ir jų dydį bei diendaržių plotą.
Prieš kiekvieną naują auginamą paukščių partiją pastatuose neturi likti jokių kitų ūkinių gyvūnų, pastatai ir įranga per tą laiką turi būti išvalyti ir dezinfekuoti. Tai vat primenu, kad šie darbai turi būti registruojami ekologinės gamybos žurnalo 7 lentelėje valymas, dezinfekavimas bei apsauga nuo kenkėjų. Praktiniai reikalavimai, kokie turi būti išlaikomi sertifikuojant paukščius. Bet kurios rūšies naminių paukščių auginimui negali būti naudojami narvai ir gardai. Laikymo vietos turi būti kreikiamos, trečdalis grindų ploto turi būti tvirtos konstrukcijos, ne iš lentelių ar grotelių. Vištoms dedeklėms skirtose paukštydėse vištoms prieinama pakankamai didelė grindų dalis, nuo kurios surenkamas paukščių mėšlas. Natūralus apšvietimas gali būti papildomas dirbtiniu ne daugiau kaip 16 valandų per dieną, numatant nepertraukiamą mažiausią 8 valandų naktinį poilsį be dirbtinio apšvietimo. Naminių paukščių laikymo pastatuose ir diendaržiuose paukščiai turi turėti galimybę lengvai prieiti prie pakankamo skaičiaus šėryklų ir gerdyklų, kad vienas kito nesužalotų. Auginant penimus naminius paukščius, bendras naudojimas bet kokio gamybos vieneto paukštydžių plotas negali viršyti 1600 kvadratinių metrų. Vienoje paukštydės sekcijoje leidžiama laikyti nedaugiau kaip 3000 vištų dedeklių. Tai vat, penimiems yra normuojamas plotas, o vištoms dedeklėms auginamoms kiaušiniams dėti paukščių skaičius. Jeigu auginami vandens paukščiai ir kai dėl nepalankių oro sąlygų priėjimas prie vandens telkinių negalimas, vandens paukščiams turi būti sudarytos sąlygos, kad galėtų panardinti galvą į vandens kažkokią telkinį ar talpą ir išsivalyti paukščius. Plunksnas tai yra. Prašau. Reikalavimai naminių paukščių laikymui patalpose konkretus yra, kaip minėjau, nurodyti reglamento 464 pirmame priede 4 dalyje. Kadangi Lietuvoje labiausiai paplitusios yra paplitęs vištų dedeklių ir penimų vištinių galus naminių paukščių auginimas, tai apžvelgsime reikalavimus. O jeigu kažką domins kitų paukščių auginimas, tai būtent turėsite galimybę pasižiūrėti į reglamentą minėtą. Tai vištoms dedeklėms didžiausias paukščių skaičius viename uždaros paukštydės patalpos naudingo ploto kvadratinėme metre yra 6 vienetai. Yra pakankamai didelis, kadangi įsivaizduokit kvadratinį metrą ir jame turi būti nedaugiau kaip 6 vienetai vištų. Mažiausias laktos plotis numatytas vienam paukščiui 18 cm. Vištoms dedeklėms reikia įrengti lizdus. Jeigu daromi individualūs lizdai, tai 7 vištoms yra skiriamas vienas lizdas. Jei daromi grupiniai lizdai kiaušinių dėjimui, tai skaičiuojama, kad vienai vištai dedekliai turi tekti 120 kvadratinių centimetrų bendros gūžtos ploto. Numatyti reikalavimai penimiems galus naminiams paukščiams, tai yra viščiukams broileriams. Laikant stacionariuose paukštydėse, viename kvadratinėme metre neturi būti laikoma nedaugiau kaip 21 kg gyvo svorio paukščių. Tai įsivaizduokit, padalinkit iš vieno paukščio svorio, maksimaliai apie 2 kg, tai apie 10 mėsinių viščiukų broilerių kvadratinėme metre. Laikant kilnojamose paukštydėse, nustatytas naminių paukščių tankis gali būti padidintas iki 30 kg, jei nekilnojamos paukštydės grindų plotas neviršija 150 kvadratinių metrų. Tai ir šitoj skaidriai noriu pademonstruoti, kaip atrodo reglamento 464 iškarpa, kurioje nustatyti penimų naminių paukščių, tai yra penimų viščiukų reikalavimai. Kaip ir minėjau, 21 kg kvadratinėme metre ploto, laktų plotas nurodytas penimiems paukščiams yra
paukščiui ne mažiau kaip 5 cm, arba jeigu įrengtos pakeltos tupyklos, tai 25 kvadratiniai centimetrai tupyklos ploto. Numatyti reikalavimai ir paukščių laikymui lauko aikštelėse. Tai yra vienam paukščiui turi būti skirta ne mažiau kaip 4 kvadratiniai metrai ploto. Tai ir ploto. Ir kilnojamose paukštydėse lauko aikštelės plotas yra mažesnis numatytas 2,5 metro kvadratinių. Patalpų valymas ir dezinfekavimas. Yra leidžiami naudoti visi produktai, kurie yra skirti gyvulininkystės ūkiams, tiek plovimo, o biocidiniai produktai yra vertinami pagal reglamento 1165 4 priedo D dalyje nurodytus reikalavimus. Tai yra, jeigu produktas, kuris norimas naudoti patalpų valymui, yra registruotas biocidinių produktų sąraše, jo sudedamosios dalys vertinamos pagal 4 priede D dalyje nurodytas sudedamąsias medžiagas. Ir jeigu jos tenai yra nustatomos, tai tas produktas, biocidinis turiu minty, produktas neleidžiamas naudoti patalpų valymui. Kiekvieną produktą reikėtų įsivertinti ir jeigu abejojate, tai tikrai rekomenduojame atsiųsti paklausimai dėl produkto tinkamumo naudoti paukštininkystės ūkio patalpų valymui. Kitas svarbus reikalavimas sertifikuojant naminius paukščius yra diendaržių įrengimas. Ekologinėje gamyboje naminiai paukščiai turi turėti mažiausiai trečdalį savo gyvenimo trukmės galimybę išeiti į lauką ir būti saulės šviesoje. Nebent, jeigu yra taikomi pagal ES teisės aktus nustatyti apribojimai, tai apie šios apribojimus informuoja veterinarijos tarnyba. Reikalavimai diendaržiams. Didžioji diendaržių ploto dalis turi būti padengta augalija, kad paukščiai gautų sultingų pašarų. Taip pat diendaržiuose turi būti įrengtas pakankamas skaičius girdytuvių ir šėryklų, kad paukščiai galėtų visi laisvai atsigerti ir palesti. Taip pat pagal ES teisės aktus taikomi apribojimai ir įsipareigojimai susiję su žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga. Veisliniai paukščiai bei jaunesnės nei 18 savaičių vištaitės negali patekti į diendaržius, jeigu jos nėra izoliuotos nuo kitų paukščių, tai yra atitvertos vielinių tinklų. Reikalavimai diendaržiams. Baigus auginti vieną naminių paukščių partiją, diendaržiai turi būti paliekami tušti ne mažiau kaip 2 savaitės ir tuo tikslu, kad jame ataugtų augalija. Šitas reikalavimas yra nustatytas Lietuvos ekologinės gamybos taisyklėse. Jeigu yra paukščiai auginami paukštydėse, kurios padalintos į atskiras dalis ir laikomi keli pulkai, kiekvienai daliai skirtas diendaržis turi būti atskirtas ir skirtingi pulkai negali turėti sąlyčio vienas su kitu, tai yra paukščiai negali, skirtingų pulkų paukščiai negali susimaišyti. Vandens paukščiams, žąsims, antims, diendaržiuose taip pat turi būti sudarytos sąlygos lesti žolę. Tai yra turi būti diendaržiuose žolinė augalija. Diendaržių ribos neturi būti nutolusios daugiau kaip 150 metrų nuo artimiausio išėjimo iš laikymo patalpų, tai yra paukštydžių. Gali būti padidintas atstumas ir ši išimtis taikoma iki 29 metų sausio 1, jeigu įrengtos diendaržyje pastogės. Reikalavimas yra, kad būtų ne mažiau kaip 4 vienetai pastogių, saugančių nuo nepalankių oro sąlygų ir plėšrūnų viename hektare. Kaip ir minėjau, didžiąją diendaržių ploto dalį turi dengti įvairių rūšių augalija, kuri yra reguliariai prižiūrima
įrengtos priedangos pastogės arba yra pakankamai pavėsingų vietų krūmų ir paukščių. Reikalavimai diendaržiams taip pat yra nurodyti 4.6 reglamento 1 priedo 4 dalyje. Tai vištoms dedeklėms, kaip minėjau, vienam paukščiui turi tekti 4 kvadratiniai metrai, o penimiems paukščiams galus, tai yra vištiniams stacionariuose paukštydėse įrengtose diendaržiuose 4 kvadratiniai metrai, o laikant kilnojamuose paukštydėse ne mažiau kaip 2,5 kvadratinio metro. Taip pat sertifikuojant ekologinę gamybą turi būti pildomas ekologinės gamybos žurnalas ir paukščių laikymas diendaržiuose privalomas registruoti ekologinės gamybos žurnalo lentelėje numeris 3D naminių paukščių laikymo diendaržiuose apskaita. Kitas svarbus punktas sertifikuojant paukščius yra naminių paukščių kilmė. Yra svarbiausias reglamento reikalavimas, kad ekologiškai užauginti naminiai paukščiai turi būti išsiritę ir užauginti ekologinės gamybos vienete. Tik tuomet jie gali būti vertinami kaip ekologinė produkcija. Galima, auginant paukščius, jeigu nėra pasiūlos ekologiškų gyvūnų duomenų bazėje, įsigyti iš neekologiškai auginamų paukščius auginančių ūkių. Kai pulkas formuojamas pirmą kartą, ar atnaujinama, ar keičiama jo sudėtis, kai netinka kiekybiniai ar kokybiniai ūkininkų poreikiai, tarkim, nori įsigyti kitą veislę, ar intensyvesnio auginimo, ar nori pasidauginti kitos veislės, pasiauginti kitos veislės paukščių. Ir paukščiai turi būti įsigyjami vienadieniai, tai yra jaunesni kaip 3 dienų. Tuo tikslu reikia prisiregistruoti ekologiškų gyvūnų duomenų bazėje. Nuorodą matote, yra jinai Ekoagros tinklapyje ir pateikti prašymą paukščių įsigijimui, kad gautumėte leidimą. Leidimas turi būti gautas prieš įsigyjant paukščiukus vienadienius iš neekologiškai auginančių paukštininkystės ūkių. Taip pat reikia įsivertinti ir sąlygas, kaip auginami paukščiai tuose ūkiuose, kadangi įsigyjant paukščius, kiekvienas norime turėti gerą rezultatą, kad paukščiai būtų sveiki, tai gali būti atliekami ir kontroliniai patikrinimai, arba įsigijus didesnį kiekį paukščių taikomi karantino laikotarpiai, kad pulkas būtų sveikas. Įsigijus iš neekologinės gamybos ūkių ekologinius vienadienius viščiukus yra taikomi pereinamieji laikotarpiai. Mėsiniams naminiams paukščiams yra taikomas 10 savaičių pereinamasis laikotarpis, Pekino antims 7 savaitės, dėsliesiems naminiams paukščiams 6 savaitės. VŠI Ekoagros tinklapyje yra patalpintos skaičiuoklės, kuriuose galima įsivertinti ir pasiskaičiuoti, kada jau jūsų gyvūnai galės turėti ekologinę produkciją pagal skaičiuoklių pateiktą metodiką. Tai perėjimo laikotarpis yra taikomas tam, kad būtų įvertintos tiek paukščių sveikatingumas, tiek produkcija galėtų turėti ekologinės gamybos statusą. Todėl naujai įsigyti naminiai paukščiai nuo kitų naminių ūkyje laikomų paukščių turi būti laikomi atskirai ir atpažįstami iki perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pabaigos. Taip pat primename, kad įsigyti iš neekologinės gamybos naminių paukščiai turi būti registruojami ekologinės gamybos žurnalo antroje lentelėje įsigytų ekologinės gamybos ūkinių gyvūnų apskaita. Reikalavimai veislėms yra nustatyti ekologinės gamybos taisyklėse
Siekiant užkirsti kelią intensyvaus auginimo būdų taikymui, naminiai paukščiai turi būti auginami tol, kol pasieks minimalų amžių, arba turi būti auginamos lėto auginimo naminių paukščių padermės, kurių sąrašą parengė kompetentinga institucija, šiuo atveju Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Lietuvoje prie lėto auginimo naminių paukščių yra priskiriamos vištinės žąsys ir yra reikalavimas mėsiniams viščiukams, kad prieaugis per parą neviršytų 50 gramų, tuomet vertinama, kad tai yra auginama taikant lėto auginimo technologiją. Taip pat nustatytas, tai jeigu nėra lėto auginimo naminių paukščių, taikomas minimalus pjaunamų paukščių amžius vištoms 81 diena, Pekino antins 49 dienoms, muskusinių ančių 70, antinų 84, mulardinių ančių 92 dienos, perlinių vištų 94, kalakutų ir kepti skirtų žąsų 140, kalakučių 100 dienų. Ir ekologiniai ūkiai sertifikuojantis paukštininkystę turi laikytis va šito minimalaus skerdžiamų paukščių amžiaus reikalavimų. Bendrieji mitybos reikalavimai. Kad produkcija taptų ekologinė, paukščiai turi būti lesinami ekologiškais pašarais. Gali būti taip pat naudojama perėjimo prie ekologinės laikotarpio pašarai, atitinkantis mitybos reikalavimus skirtingais vystymosi etapais. Naminių paukščių pašarai turi būti gaunami pirmiausiai iš žemės ūkio valdos, kuris sertifikuoja paukštininkystę ir kurioje laikomi gyvūnai, arba jeigu nėra ar nepakanka pašarų, tai pašarai gali būti įsigyjami iš kitų to paties regiono valdų, kuriame sertifikuojama ekologinė gamyba ar yra pereinamo laikotarpio pašarų. Taikomi apribojimai įsigyjant pašarus, nedaugiau kaip 25% raciono pašarų gali sudaryti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio, antraisiais metais gauti pašarai. Ir jeigu naudojami savaukio pašarai, tai procentinė dalis gali būti padidinta iki 100%. Ir jeigu auginami pirmų metų pereinamo laikotarpio, sertifikuojami pirmų metų pereinamo laikotarpio produkcija ir norima naudoti paukščiams, tai galima naudoti ir daugiamečių žolių užaugintus pirmų metų laikotarpio pašarus arba baltyminius pašarus, tai yra javus, žirniai, lubinai, pupos, vikiai iki 20% raciono. Ne mažiau kaip 30% pašaro turi būti iš to paties ūkio, o jeigu neįmanoma, tai tada sudaromos bendradarbiavimo sutartys su kitais ekologinės gamybos ūkiais, tai yra reikia turėti įsigijimo dokumentus ir sutarimus. Paukščių racionas turi būti papildomas rupiaisiais pašarais, šviežiais ar džiovintais pašarais arba silosu, draudžiama paukščių šerti per prievartą, nenaudojamos augimą skatinančios medžiagos ir sintetinės amino rūgštys, pašarinės žaliavos turi būti ekologiškos. Taikoma išimtis baltyminių pašarų kilmei. Ekologinės gamybos taisyklėse nustatyta, kad iki 26 metų gruodžio 31 naminių paukščių jauniklių iki 11 savaičių amžiaus lesinimui gali būti naudojamos amino rūgštys lizinas ir metioninas, jeigu laikomasi reglamento nustatytų reikalavimų. Tai yra, nėra jų ekologiško atitikmens, jos pagamintos nenaudojant cheminių tirpiklių, naudojami tik tai naminių paukščių jaunikliams šerti ir didžiausias leidžiamas kiekis per 12 mėnesių laikotarpį 5% nuo sunaudotų pašaro sausų medžiagų.
Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu gamintojo etiketėse nurodomas kitoks jauniklių amžius, gali būti lesinama iki to amžiaus, kurį nurodė gamintojas, bet ne vyresnio kaip 11 savaičių amžiaus. Leidimus šių amino rūgščių naudojimui taip pat išduoda kontrolės institucija, tai yra viešoji įstaiga Ekoagros. Jeigu norite naudoti šios papildus, turite kreiptis, pateikti įrodymus kokybės pašarų ir įstaiga išduos leidimus paukščių baltyminių pašarų naudojimui. Labai svarbus dalykas paukščių lesinime yra rupieji pašarai. Ir esant sąlygom, kai teritorijose, kurio laikomi naminiai paukščiai, yra nepakankamai pašarų, pavyzdžiui, jeigu ilgai nenutirpsta sniegas ar sausringos oro sąlygos, į naminių paukščių racioną turi būti papildomai įtraukiama rupiųjų pašarų, šieno, šienainio ar kitų sultingų pašarų, gali būti ir silosas, bet irgi turi vertinama šių pašarų kokybė. Jei dėl apribojimų arba įsipareigojimų nustatytų ES teisės aktuose naminiai paukščiai laikomi uždarose patalpose, taip pat jiem turi būti duodama pakankamai rupiųjų pašarų ar medžiagų, stambių medžiagų, kad būtų patenkinti jų etologiniai poreikiai. Tai yra, paukščiai turi turėti pakankamą kiekį ląstelienos. Kiti reikalavimai naminių paukščių pašarams. Leidžiama naudoti mineralinės kilmės pašarus, mikroelementus, vitaminus, provitaminus, jeigu jie yra natūralios kilmės, išskyrus tuos atvejus, kai nėra galimybės gauti pakankamo kiekio tokios kilmės produktų ar medžiagų arba kaip pakaitalų nėra. Draudžiama riboti lesinimą, nebent tam yra pagrįstų veterinarinių priežasčių. Naminiai paukščiai negali būti laikomi tokiomis sąlygomis, kai jiems skiriama mityba, kuri gali sukelti anemiją. Penint bet kurioje auginimo stadijoje visada turi būti laikomasi kiekvienai rūšiai įprastų mitybos modelių ir gyvūnų gerovės principų. Taip pat, kaip ir minėjau, draudžiama šerti per prievartą. Paukščių lesinimui naudojami pašarai yra registruojami ekologinės gamybos žurnalo lentelėje numeris 4 šėrimo apskaita. Ligų profilaktika ir sveikatos priežiūra. Ligų profilaktika grindžiama auginimo valdymo praktika. Tai vat, kaip minėjau, įsigijant paukščius, įsitikinti reikia, ar jie sveiki, taip pat ar neserga tiekėjų paukščiai, taikomi karantino laikotarpiai. Tai va čia viena iš valdymo praktikos pavyzdžių. Aukštos kokybės pašarų naudojimų, judėjimų, gyvūnų tinkamų laikymo tankių, pakankamomis bei tinkamomis laikymo sąlygomis. Nustačius ligą, liga gydoma nedelsiant, kad paukščiai nesikankintų, kai netinka fitoterapiniai, homeopatiniai ar kiti produktai ir jei būtina, laikantis griežtų sąlygų ir veterinarijos gydytojo atsakomybė, gali būti naudojami chemiškai susintetinti alopatiniai veterinariniai vaistai, įskaitant antibiotikus. Taip pat nustatomi gydymo kursai apribojimai ir išlaukos, kurie registruojami veterinarinės medicinos produktų ar vaistinių pašarų naudojimų produkcijos gyvūnams apskaitos naudojimo kontrolės žurnale. Po medikamentų naudojimo taikoma išlauka, kuri prasideda paskutinį kartą panaudojus chemiškai susintetintą alopatinį veterinarinį vaistą, įskaitant antibiotiką, įprastomis naudojimo sąlygomis ir baigėsi ekologiškų maisto produktų gamyba iš tokių gyvūnų, turi būti dvigubai ilgesnė už išlauką, kuri nurodyta vaisto apraše. Jeigu išlauka nenurodyta, tai taikoma netrumpesnė kaip 48 valandų išlauka po vaisto naudojimo iki produkcijos realizavimo. Naudojant imunologinius veterinarinius vaistus, apribojimų netaikoma,
ir jų naudojimo sertifikavimo įstaiga nereglamentuoja. Taip pat panaudojus imunologinius veterinarinius vaistus, jų naudojimas turėtų būti registruojamas irgi veterinarinių medikamentų naudojimo žurnale. Atsiprašau, perėjau. Veiklos vykdytojai turi registruoti duomenis susijusius su bet kokiu taikytu gydymu, kur visų pirma turi būti nurodytų gyvūnų identifikavimo duomenys, data gydymo, diagnozė, dozavimas, gydymui naudotų produkto pavadinimas ir turi būti gydymas paskirtas veterinarijos gydytojo turinčio licenciją. Ekologinės gamybos ūkyje sertifikuojančiame paukščius turi būti laikomasi ir gyvūnų gerovės reikalavimų. Tai vat iš reglamento 848 vienas iš punktų draudžiama pešti gyvus paukščius ir jeigu kyla poreikis, jeigu paukščiai tampa kanibalais, galima atlikti snapų patrumpinimą, apipjaustymą per pirmasias 3 gyvenimo dienas, kad nebūtų kanibalizmo atveju. Ir šiai procedūrai yra reikalingas kontrolės institucijos leidimas. Veiklos vykdytojas pateikia prašymą, nurodo priežastis. Gerai būtų, kad ir veterinarijos gydytojo būtų rekomendacija, kodėl būtent norima atlikti šitą procedūrą. Ir teikiamas ir tada įvertinus visą situaciją išduodamas leidimas. Gauti produktai, ypač kiaušiniai iš vištų dedeklių, turi būti, jeigu realizuojami, turi būti ženklinami. Visą gamybos procesą gali atlikti sertifikuotas veiklos vykdytojas arba trečioji šalis, tai yra pasitelkiamas subrangovas, kuris vykdo ženklinimą ir kiaušinių ženklinimą, pateikiama subrangos sutartis ir dokumentai tai įrodantis. Ir taip pat subrangovas turi būti sertifikuotas, jeigu norite parduoti kiaušinius kaip ekologiškus. Kiaušinių ženklinimai naudojami dažai tinkami mėsai ar kiaušinių lukštam ženklinti, yra nurodyti reglamento 133/8 metų 17 straipsnėje. Ir kiaušinių teikimo į rinką standartai nurodyti reglamente 2465/23 metų. Ženklinimui naudojamų Europos ekologinės gamybos ženklas ir Lietuvos ekologinis žemės ūkis. Taip pat nurodomos nuorodos į sertifikavimo įstaigą, tai yra sertifikavimo įstaigos kodas LT-ECO 001 ir kad produktas pagamintas Europos Sąjungoje ES žemės ūkis. Kiaušinių ženklinimui irgi taikomi reikalavimai. Jeigu ūkyje auginama nedaugiau kaip 50 vištų, tai taikoma ženklinimo išimtis, o jeigu auginama daugiau negu 50 vištų dedeklių ir norima realizuoti kiaušinius, tuomet ūkis turi būti registruotas maisto ir veterinarijos tarnyboje, turėti ūkio kodą. Ir vienas iš ženklinimo pavyzdžių ekologinio ūkio kiaušiniai ir ženklinami pirmas skaičius yra 0, laisvai laikomų vištų kiaušiniai, kurios gali išeiti į lauko aptvarus. Ženklinimo pirmas skaičius vienetas, ant kraiko, jeigu laikomos vištos, pirmas skaičius dvejetas ir narvuose laikomų vištų kiaušiniai, pirmas skaičius trejetas, tada eina LT ir ūkiui suteiktas veterinarijos įstaigos kodas. Taip pat negalima ženklinti kiaušinių, jeigu produkcija yra neekologinė, tai yra 0, priekį ženklinant kiaušinius negalima naudoti. Dažniausiai pasitaikantis neatitikimai sertifikuojant paukštininkystės ūkius
Tai yra neužtikrinamas lizdų skaičius dėsliesiems paukščiams, kaip ir norėčiau priminti, kad 7 vištoms dedeklėms, jeigu įrengiami individualūs lizdai, turi būti skirtas vienas lizdas, arba paukščiui tekti ne mažiau kaip 120 kvadratinių centimetrų bendro lizdo ploto. Neužtikrinamas pakankamas laktų tupyklų ilgis ir plotas naminiams paukščiams. Vienai vištai dedekliai turi būti skirta ne mažiau kaip 18, penimiems paukščiams vištiniams ne mažiau kaip 5 cm laktos arba įrengtos tupyklos 25 kvadratiniai centimetrai, neužtikrinamas pakankamas landų ilgis, patekti iš uždarų paukštydžių į stoginę arba diendaržį. Tai 100 kvadratinių metrų paukštydės turi tekti 4 metrai landos ilgio, o jeigu iš paukštydės dar patenkama į stoginę, tai landos ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2 metrai į stoginę ir iš stoginės, jeigu yra sandarios pertvaros, turi būti 4 metrai į diendaržį, tai landos ilgis. Ir vienas iš tokių trūkumų, kad yra nepakankamas arba neįrengtas diendaržis arba lauko aikštelės, arba tos aikštelės yra nepakankamo dydžio. Visi naminiai paukščiai turi, kaip anksčiau minėta, bent trečdalį savo gyvenimo turėti galimybę išeiti į lauką. Ir vienai vištai diendaržyje turi būti skiriamas ne mažesnis kaip 4 kvadratinių metrų plotas. Tai susiskaičiuojat vištas, pasidauginat iš 4 ir turit turėti tokį diendaržio plotą. Ir vienas iš reikalavimų yra, kad diendaržio plote didžiąją dalį turi dengti įvairių rūšių augmenija, kad paukščiai galėtų gauti rupiųjų pašarų. Tai va. Na ir daromi įrašai mokymų, juos galite rasti prie šviečiamosios informacijos, pasiklausyti, pasižiūrėti, jeigu turite klausimų, arba klauskite tiesiogiai į konkretų klausimą, visada gausite konkretų atsakymą. Ir tiek norėjau pasakyti apie paukščių sertifikavimą. Ja, tai ačiū dėmesį. Ačiū Ramunei, tai dar priminsiu, kad galit pasiekti mūsų socialinius tinklus, kur rasite irgi ten įvairių nuorodų, įvairios informacijos naudingos. Kas liečia apie reikalavimus, tai susipažinot su reikalavimais, kurie keliami ekologinių naminių paukščių auginimui ir kaip pastebėjot, kad vieni reikalavimai yra susijęs su paukščių skaičiumi arba svoriu, o kiti yra susijęs su patalpų plotu. Tai kaip pavyzdys dėl išėjimo angų iš paukštydės, tai netgi paradoksaliai skamba į 100 kvadratų paukštydėje turint vieną vištą, vis tiek tas išėjimo angos ilgis turėtų būti nemažesnis kaip 4 metrai. Taip, dabar jeigu kažkas turit klausimų, tai norėčiau, kad keltumėt ranką ir aš tada įjungsiu mikrofoną, kad galėtumėt paklausti. Raštu matau, klausimų nėra. O kas, jeigu prisijungia šiek tiek vėliau, tai galės tą seminarą peržiūrėti į Ekoagros YouTube kanale, kuris bus jis patalpintas. Taip, dabar klausia viena interesantė ir dabar... Taip, klausau jūsų. Sveiki, mano klausimėlis būtų, tarkim, aš kuriu projektą ir tame projekte bus susiję vištų buvimas, tarkim, ar ne, kai jos deda kiaušinius aptvare prieš paleidžiant jas į lauką, kaip terapija moterims. Ir mes mąstėm apie sertifikavimą jau kurį laiką, nes perkam pašarus iš sertifikuoto ekologiško ūkio. Dėl savęs mes turim labai tik kelias višteles, tačiau dėl savęs ir auginam. Ir man beklausant viso to apibūdinimo kilo klausimas, ar yra, nes tarkim, mūsų vištos vaikšto laisvai po mišką, po lauką.
Ir todėl, kad mes neturim galimybių įpirkti, kaip besikurianti Lietuvoje šeima, tvorų. Ir klausimas kyla, ar yra kažkoks valstybės finansavimas skiriamas tvorų įsigijimui, pirmas. Ir antras, apribojimai tokie, žinot, kai kurie iš jų, žinokit, nepopuliariai nuskambėsiu, bet skamba tarsi, kad miesto žmonės kuria apribojimus kaimo žmonėm. Ir tarkim, mūsų kiaušiniai yra tamsiai raudoni netgi, nes jos tos vištos gauna viską, ko reikia. Ir aš asmeniškai, kiek esu ragavusi tiek ekologiškų kiaušinių, neekologiškų parduotuvėje, gyvenime nebenoriu tenais grįžti. Nes kai paragauji tikro ekologiško kiaušinio, tu žinai, kad tu valgai tikrą produktą. Tai vat galbūt 2 klausimai. Gerai. Taip, tai jums ačiū. Kas liečia dėl finansavimo, tai aš jau kaip pradžiai pristačiau, kad mes esam viešoji įstaiga Ekoagros ir kurios produktas yra, vienas iš produktų yra sertifikatas, ne? Tai mes nemokam jokių paramų, nei tvorom, nei už vištas, nei už grūdus, nei už žemes, nei už nieką. Mes tik tais iš ūkininkų, kurie nori savo veiklą sertifikuoti pagal ekologiniai gamybai keliamus reikalavimus, imam atitinkamą mokestį, yra nustatytas, yra minimalus, o kitas mokestis, jeigu viršė, tai jis surištas su plotais, su gyvūnų skaičiais. Tai į šį klausimą, jūsų dalį klausimą tikrai negalim atsakyti. Kas liečia su reikalavimais, tai mes irgi norėčiau akcentuoti, kaip pradžiai buvau pasakęs, kad mes nesam teisės aktų leidėjas, mes esam institucija, kuri kontroliuoja tik tais pagal išleistus teisės aktus. Tai irgi negalėčiau pasakyti, jie yra tokie, kokie yra ir mes pagal juos sertifikuojam. Tai dar priminčiau, kad ekologinis ūkininkavimas yra laisvanoriškai pasirinkama ūkininkavimo kryptis. O dėl skonio, tai tokia yra patarlė, kad skonis draugų neturi, aš tokia girdėjęs, tai gal tiek tada. Ar daugiau dar būtų klausimų? Dar aš norėčiau įsiterpti. Tai vat, jeigu jūs laikote iki 50 vištų, tai jūs tik tai, jeigu norit sertifikuoti, tai įsivertina tik ploto ir parašo tikrintojai, kad laiko laisvai visoj teritorijoje, tarkim, vis tiek kiemo, jūsgi vištas saugote, kad lapės neišnešiotų. Tai čia va tas toks bendrinis reikalavimas. Čia tie reikalavimai, kurie augina jau pramoniniu būdu daug po kelis tūkstančius paukščių, kad turėtų realizuojama produkcija, o savo reikmėm auginama, tai taikomi supaprastinti reikalavimai. Tik tai laikymo patalpoms. Tai va, galiu tiek pasakyti. Sertifikuoja žmonės ir savo ūkyje laikomas mažus pulkus, tiek va matėt ir žąsų, ir ančių yra pulkeliai sertifikuojami, bet tai yra pavieniai paukščiai, kurie laikomi kiemo teritorijoje, tai va, kaip gali žmonės, taip ir saugosi nuo. Ar reikia įsirengti tvoras, ar jam nereikia? Dar matau ranką, dabar pakelta, dar gal kažką norit papildyti, Daisy? Tikriausiai gal nieko nesako, nežinau. Tai daugiau kaip ir klausimų nematau. Tai dar kartą dėkoju, kad susirinkote ir geros likusios dienos tada visiems. Ir iki kitų susitikimų. Viso gero.